Riugė geležinkelio stotis, kaip tik toje pusėje, kur patenkama išlipus iš traukinio atvykus iš Göteborgo, šitoje pusėje. Į tą pusę yra toliau važiuojama į Oslą. Pasistatyti dviračiams. Tvarkaraštis. Stotelė į Oslą. Dveji bėgiai. Bilietų automatas. Šičia reikia į požemį eiti žemyn, kad pereiti apačią po bėgiais į kitą pusę. Iš tos pusės, toje pusėje laukia autobusai, kurie nuveža į Riugę oro uostą. Taip kad atvykus iš Göteborgo reikia požeminę perėją pereiti į kitą pusę. Ir ten kitoj pusėje aikštelėje matosi melsva. Melsva aikštelė autobusų. Ten aikštelėje sustoja autobusas. Kitoj pusėje stotelėje laukiama traukinio į Göteborgą. Rudas namelis. Čia yra laukimo jame salė. Ir tualetas anksčiau buvo nemokamas, o dabar jau mokamas padarytas. Tai va, jeigu lyja šalta, galima pasidėti ir laukimo salėje. Šiaip nieko čia daugiau ypatingo nėra. Kaip sakant, traukinys Shuttle Bus važiuoja iš oro uosto į čia kas valandą. O ir būna priderintas šiaip prie traukinių. Išlipus iš traukinio, autobusas paprastai jau stovi kitoj pusėje, jeigu reikia oro uostą pasiekti. Ir reikia lipti ir važiuoti. O čia per Riugę stotį vyksta kaip tik į Oslą.